Sveiki, čia abipus sienos. Po gerbiamo ir žymaus dvasininko žūties prokurorų slėpynės. Kodėl iš pažiūros aiški byla per kelis mėnesius teisėsaugininkų stalčiuose tapo paini ir sudėtinga? Ir kam ant nuospaudos užmynę žurnalistai pradėjo domėtis šią istoriją? Kviečiu žiūrėti. Melskimės, Dieve, tu mane nevertas savo tarną, kar tiek metų apdovanojai, mes užkaitėme. Įeina mano kaimynė. Ir įeina verkdama. Vot aš ją čia pasodinu, sakau, kas ta Vinasteli, kas atsitiko? Ji kukčiodama, ale ateik, sako, reiškia žemaitiškai. Sako, ateik, čia vienu žodžiu aš tau ką pasakysiu. Tai jinai man ir papasakojo tą nelaimę, kad tavo brolis suvažinėjo, čia visą bažnyčią išbėgo kunigai iš bažnyčios. To žinios kokios jos buvo? Kad jis ėjo per gatvę, kad jį pertrenkė, nusvedė prie vartų ir jis ten gulėjo. Aš va tik tai tokias žinias turėjau. Sakau, tu sukrisi arba prie bažnyčios varto, arba prie altoriaus. Taip ir atsitiko. Sukrisi prie bažnyčios vartų. Kadaise, sakydama šiuos žodžius, kunigo Liudo Serapino sesuo kažin ar pati tikėjo, kad vieną dieną jie taps tikrovę. Sunku buvo patikėti ir daugumai palangiškių, ir net mačiusiųjų įvykį. Kodėl ir kaip viskas įvyko? Klausimai kartu su liūdna žinia netrukę apskrieti Pajūrio kurortą. Juk tėvelį pažinojo, jį gerbė ir mėgo visi. Palangoje čia 7 metų kartu buvom prie vieno stalo, sėdėdavom pusryčius, pietus ir vakarienę valgydami. Sakydavau, tėvelį jubiliatį neskubėk. Negaliu, atsakydavo. Toks mano būdas. Aš iki paskutinių gyvenimo dienų jo stebėdavosi jo tą energiją veržlumu, tuo apsukrumu, greitumu. Gal jis puolė iš tiesų į gatvę, neapsidairęs, neapsižiūrėjęs? Kad, man atrodo, tiek nuvaikėjęs nebuvo, kad lystus mirčių akis. Artimieji ir aplinkiniai tvirtins vienu balsu. Jis buvo per daug gyvas, kad mirtų. Tvirtins neturėdami nė menkiausio įtarimo, kad kažkas gali užsimanyti įrodinėti priešingai. Esą dėl savo garbaus amžiaus ir neatidumo kunigas pats kaltas dėl nelaimės. Jis buvo greituolių vadybos, o dabar jisai yra norimas nurašyti šito visų įvykių. Kai jis buvo toks, kad čia jau norint, nenorint suvažinėti reikėjo. Kam būtų naudinga avarijos kaltininku įvardinti Velionį jos brolį? Ir kas gali būti suinteresuotas vilkinti iš pirmo žvilgsnio paprastą bylą? Kunigo Liudo seserį Magdaleną Ignotienę nuojauta, kad šviesios sielos žmogų kažkas nori apjuodinti, apims ne iškart, o tik tuomet, kai policijos jau baigtas tyrimas tiesiog užstriks prokurorų stalčiuose. Ir nežinia, ar dėl to, kad kunigą partrenkęs vairuotojas žymus verslininkas, ar dėl kokių kitų priežasčių. Gal jis ir nujauti tą mirtį, rada vienąsyk beverkiantį. Jis nesiguodė man, bet tik pasakė tokius lemtingus žodžius. Aš niekam nereikalingas. Aš nustebau, sakau, tu man apsikabinau ir kaip ir dabar verkiau ir pasakiau, broleli, tu man reikalingas. Aš tave ir gyvą, ir mirusį gydysiu. Įtariamojo avarijos kaltininko Vido Buzo pavardė žuvusiojo artimiesiems nesakys nieko. Tai, kad jis žymus kurorto verslininkas, paaiškės tik per kunigo laidotuves. O gandai apie jo įtakingumą pasklis jau vėliau, kai bylos tyrimas regis be priežasties sustos. Po trumpos reklamos tęsime siužetą.